Mes eterį, nu Va, viskas. matot, kokie Tiesioginis. būna intro, kokie įdomus būna. Aha, Sveiki, ėjo sveiki, 48 epizodas ir nemokam pasisveikinti. sveiki, bičiuliai. Labas. Dina, davai nedarom tokio Davai nedarom jokio ten Nedarom. slidaus ilgo intro, Jo. ne iš karto prie reikalo. gražus gondžius. Neblogas, turi rudželių. Aš pasakysiu, kad Dina atvažiavo šiandien į studiją su savo nauju Honda Civic, bet Nauju senu. nauju senu. Nauju senu. senu. Taip. Tai va, tai mano šeiminis pasirinkimas kosminis Civicas. Labai, Benzas. labai geras šitas pasakymas Nes kosminis. visi žino iš karto apie Visi ką. žino, Aš apie nors ką. skambinu į servisą ir, nes reikėjo tokių reikaliukų patvarkyti. Ir aš sakau, aš nusipirkau, ten tą, kosminį Civicą. Ir visi žino, apie ką Suprato. kalba. Tiesiog iš karto, žinai, taip paprastai. Tai buvo biški reikaliukų, bet labai džiaugiuosi. Tai kas, 1.8 benzas? 1.8 benzas, robotizuota pavarų dėžė. Nes, taip, aš suprantu, bet mes turėjome kalbą šeimoje apie mechaną, nes vyras sako, galėsi pavažiuoti slalomą. Ir aš tada sakau, ne, nes jeigu aš norėsiu važiuoti su jais slalomą, tai man tada reikės koilų, tada reikės dar kažko, reikės kietesnės važiuoklės, reikės, išmetimą susitvarkyti. Kas vapas? Pigiau tada Merioką pirkti iš karto. Ne tame esmė, kad pigiau, bet tiesiog jos paskirtis yra būti tai antrai šeimininiai mašinai ir aš taip ir norėčiau, kad liktų, nes labai faina pramogauti būtų, bet tiesiog nežinau, ar tada galėtum šeimą vedžioti, o vis tik 2 vaikai yra ir aš per kalniukus važiuodama ne visada mėgstu pristabdyti labai stipriai ir man vis sako, tu veži mus kaip bulves. Tai va. Čia vaikai taip Bet, sako? ne, vyras. Bet vyresnėlis pakartoja kartais. Tai va, tai visai fainai, mano pirma Honda yra visai fainas reikalas, kadangi Lietuvoje važinėta nuo 2008 metų, tai jinai natūraliai turi rūdžių. Rūdį. Jo, bet man buvo įdomiausias momentas ta robotizuota pavarų dėžė, nes aš nesu daug tokių vairavus, iš tikrųjų, čia ne tas standartinis CVT kažkaip ir kitaip jinai važiuoja ir aš įsėdau, nes mes suradom skelbimuose, tu matai dar parodėjai antrą Šiauliuose. Taip. Šiauliai buvo per toli, atsirado Vilniui ir mes kažkaip sutarėm, kad važiuojam pažiūrėti ir aš važiuoju su misija pažiūrėti. Mano antra pusė važiavo su misija nusipirkti ir aš taip pravažiavau, kažkaip atrodo, kad tarsi pirmą pavarą taip įdomiai jungia, tarsi stabdant norėtų prigesti, bet galvoju, gal kokią laisvą oro srauto matuoklę, kažkas iš tokių variklio reikalų, kur ten biškai pridusina motorą ir galvoju, dzin, smulkmena kažkokia tai, perkam. Kai vyras pasakė, kad perkam, nes rūdelės dzin, aišku, mes nuvažiavom, žinodam, žinai, kad teorijų, žinai visą dalyką, kaip reikia nusipirkti automobilį ir tada padarai visas įmanomas klaidas. Vino nepatikrinė, bet ačiū tau, patikrinai už mane. Čia buvo ramu šitoje vietoje. Nieko normaliai nepaklausi, po dugnu nepalendi pasižiūrėti, ar ten labai daug rūdžių ar taip toliau. Tiesiog biškai pasivažiuoji, paklausai savininkės, o dar savininkė, žinai, čia toks yra irgi strateginis momentas, kai atsintė tau pardavinėti moterį, kuri labai stipriai neščia ir dar su vaiku mažu. Ir tada tu galvoji, kad o tas vaikas iki 2 metų, tai žinai, tai yra. Aš žinau, ką tai reiškia. Kalbėsi su veidrodžiu. Ir jinai supranta, jinai kalba ir jinai uždūsta pasakodama ir visa kita, ir jai dar tas vaikas laksto ir tratata, lalala. Ir aš galvoju, tiesiog nekankina moters klausimais. Pasižiūrėjom, kad jinai buvo keliose vietose patekusi į eismo įvykį, tai tas eismo įvykis pasirodo nutiko ją įstovint, nes į stovinčią mašiną sugebėjo ir priekyje galą įvažiuoti. Nieko rimto, nieko baisaus. Tada ten pasakė, kad pavažiavam, sako, jo, čia reikia daugiau gazo spausti su pavarų dėže, gazo, tai gazo, gerai, pasėmėm. Kondicionierius neveikia, buvo pirmas taisimas. Bet jau veikia. Dabar jau veikia, žinoma, nes Nice. yra gerų meistrų, tai 107 eurų ir veikia, labai gerai šaldo, džiaugiuosi, labai džiugina. O tada nuvažiavom, nes, tiesiog buvo tarsi pakaba, barška, nepatiko rezonavimas iš variklio bakelio, nes važiuoju nuo 1500 iki 2000 ir toks vis atsiranda, taip, vis parezonuoja. Ir aš sakau, 100% yra išmetimas, nes važinėta Lietuvoje, kokia nors kardelė atsipalaidavus ir ties tam tikrais sūkiais tiesiog surezonuoja į kėbulą. Ir ką, ir paaiškėjo, kad buvau teisi, bet nemalonė staigmena tapo roboto remontas, nes nuvažiavom į Stop servisą, kas yra Kristijono Vaičio servisas, o Kristijono Vaičiai tikriausiai tie žmonės, kurie biški senesni, žino kaip Festlapo organizatoriai. Kaip Funka. Arba Funka, tai žodžiu, man ten visą laiką yra žmonių, kurie Festlapą padarė servisas. Ir jie pasirodo specializuojasi, nes aš šiandien Kristijoną atsimdama sutikau, sako, žinok, jo, visi labai bijo šitų dėžių, bet nereikia bijoti, tai buvo susidėvėjus sankaba ir man dėl to prastai jungia pavaras, bet jisai mane pradžiugino, nes sąskaita už remontą buvo virš 600,
Tai jis mane dar pradžiugino, kad jie pakeitė tik sankabą, bet pasirodo dar yra 2 varikliukai ir 2 tokias smegenėlės, kuri viena galvoja, kada perjungti, kita perjungi. Ir žodžiu, jos abi pareidinėti gali. Tai sakė, kai tiesiog šitas pareis, tai vėl reikės. Ir sako, kas blogiausia, kad Honda ten yra po akumuliatorium labai giliai įkišus visus šitas daiktas. Tai reikia tiesiog yra daug darbo, nes pati detalė, pavyzdžiui, sankaba, jinai apie porą šimtų, iki porą šimtų kainuoja, tai nėra tiek daug, bet tiesiog, kadangi reikia labai daug nuimti, labai daug padaryti. Aš žinau, ką tai reiškia, nes man, kad iš RAV4 pečiuko iškrapštyti peliašudžius ir laikraščius 10 valandų darbas. Nes reikia labai Nes kruopščiai reikia tą daryti. nuardyti visą prietaisų panelę, tą, žinai. Bet žinai, kas man yra dabar pasakė apie peliašudžius, tai mane išlydėjo, pasakė, kad žinok, labai daug skrusdelių yra ir aš galvoju, blemba, ar ten net termitai kokie nors, kurie mano Honda išrinkinėja gabaliukais ir lipdo savo, žinai, kokį nors CRV, pavyzdžiui. Tikiuosi ne, nes turiu mėlynų miltelių, pabarstysiu mašiną ir pažiūrėsim gal. Ataka. Taip, gal išgaiš. Su ta robotų dėžė kažkaip liktai atleisti gazą, kiti Su siūlo ja reikia jungiant power. išmokti, su ja reikia susigyventi, Aš turiu išmokti. pasakyti, kad jinai dabar mane, pavyzdžiui, mane džiugina. Nes taip, kaip važiavo prieš tai, man buvo labai nefaina, nes tokia ir negražiai jungia ir visa kita, dabar viskas yra gerokai sklandžiau ir jau net smagu paspausti gazą, nes, nu, tiesiog turi tokį CVT važiavimą, jau įprasta, jeigu kas vairavė daug Ne Toyota, visai gal CVT, bet Ne tu ją visai. perpranti Taip. tiesiog, jos charakterį perpranti ir pradedi suprasti, kaip jinai iš tikrųjų veikia. Ir nieko visiškai baisaus. Ir iš tikrųjų, nu, kaip sakė, Kristijonas sakė, pas juos ten mašinas veža iš visokių Tauragių ir panašiai, žodžiu, iš visos Lietuvos. Nes prieš 5-6 metus jie tiesiog perkando tą momentą ir pradėjo specializuotis. Nu, tai žodžiu, turiu bent jau vietą, kur jeigu ką galėsiu remontuoti. Nes irgi čia tas pirkinys, senas automobilis, aš jų labai bijojau, nes kažkaip buvau įpratus, kad viską namuose pataisoma pigiai yra, žinai, nusipirki detalę ir pats pasikeiti. Arba su garantija. Jo, arba su garantija. Ir šitoj vietoj gaunasi, kad yra garažas, bet garažai yra ten žaliapievė, dar visokie reikalai, mašina niekad nestovėjus, trapas daržda nepritaikyta stovėti automobiliui, duobės nėra, keltuvo nėra, pakelėjo, žinai, kad normaliai pasikeltum. Miestiečių garažas. Jo, reikia tada ieškoti, kur taisyti. Tai va, labai Garažas džiaugiuosi, kad atradau. crossoveriams. Garaže stovi vaiko džipas, vaiko 2 dviračiai, tačka, Garažas vaikų. Greblys, Taip ir sakykime. kranas, krovininė, sunkvežimis, mersas ir visą kitą. Ai, nu sunkiausias technikas. Vaikų amunicija, žinai, sustabdyta. Garažą. Tai va, tai, bet labai, labai fainai, labai džiugina, labai erdvė smagi, noriu dar priekinį stiklą pasikeisti ir veidrodėlis, man nepatinka keliai. O salonas ar veliūrinis? Veliūrinis ir labai Man faina. žiauriai labai, patinka. Žinok, vieną tikrai. kartą išsikviečiau Boltą, atvažiavo kažkoks iš Beiruto žmogus ir aš atsisėdau į tą tokį nudremštą civiką, bet salonas koks buvo minkštas ir malonus, jisai kaip buvo tokį faina biškį sėdėti. Prabangos tokį jausmą suteikia. Taip, Ir jaukumo tuo Aha, pačiu. nes Taip, labai taip, malonu tikrai sėdėti. Ir iš ergonominės pusės labai geras sprendimas, aš manyčiau. Taip, reikia rasti tik, kur skrusdėlės slepiasi dabar. Nu, skrusdėlės bent jau nepelės, nesmirda. Jo, gali nugaišti iš tikrųjų ir tiesiog vėjukas išpūs, žinai. Taip. Reiks paieškoti, gal tikrai Tik į veidą vėjuko nedaryk. Skrusdėlių Skraiduolis. Šitie taip pat Jo. smagiausi reikalai. Nu, bet faina, džiaugiuosi, džiugina. Faina. Pagaliau. Džiaugiuosi. Taip, ir Pagaliau. rytoj atiduosiu Aigo. Ate. Gajo. Ate, taip. Labai džiaugiuosi, nes važiavau su juo, kondiškės nėra, viskas švilpia, Jau guolis viskas, jau praeitos kartos automobilis. Jo. Baigęs galiojimas, kaip ir Bet kalbėjom. mechanas labai smagu, nes toks mersas nepraleido, prilipau prie Aigo ant 130, galvoju, tu ką galvoju, aš negaliu, aš galiu ir 100 važiuoti. Aš turiu dar 10 km per valandą rezervą. Jeigu paskui važiuos ir vėjas Aš įsivaizduoju, kad jis nenorėjo trauktis dėl to, kad manęs tiesiog nematė, tai aš turėjau biškį šlysti jam iš šono, žinai, kad pasimatyčiau. Taip. Geras. Smagiai. Aš irgi pasipasakosiu, atsiėmiau pagaliau Emerioką iš Shed Buildų ir, žodžiu, Emeriokas jau stovi ant labai gražių Body Club P1. O tu gal turi foto parodyti? Aš foto... Nes, pavyzdžiui, aš galvoju, Neturiu, o žinau. tu nesikėlė į socialinius tinklus? Kažkur, kėliausi. Nu, nes aš turbūt į galvoju, ašgi laikmeną mačiau, man kažkokią. atrodo, ir aš tada... Tuoj, palaukit, aš Ir surasiu. stovi tas Pasisiliojo. Emeriokas čia už durų. Jo, negali stovi už išeiti. durų, galim praverti Nes tiesiog duris eteris, ir pamatysim, bet mūsų žiūrovai nepamatys, tuoj aš Taip. palaukiu. Kamera išsiaiškinsiu. išneša. Galėtume atsinešti, arba Kaip reikia išbėgti, nufotkint ir parodyti taip, žinai. Bandau per desktopą išsiaiškinti, kaip man pamatyti mano tos visus archyvinius dalykus, bet ko gero, kad aš nelabai Gero, kad bus pamatysiu. sudėtinga. Kol galvoju, ieškai, nu. turbūt
Tie ratai atsirado todėl, kad uždėjai 5 skylių smeigių, kaip čia, Taip, hubus, ne? taip, pakeitėm žodžiu tą visą setupą, kuris buvo ir mano žiniomis labai mažai dabar yra tokių MR2, kurie turėtų tokią modifikaciją. Žinokit, nesurandu, kaip pasidalinti čia tuo storiu, kurį aš buvau įsidėjęs. Nebent dar duosiu vieną viltį, įsijungsiu savo nuotraukų galeriją, bet čia reikėtų man paieškoti. Ir man atrodo, kad suradau. Neturiu 15 Ne, aš tiesiog pagalvojau, kad yra Radau, va, automobilistų, kas mus žiūri, gali pamatyti, va, čia yra tiesiog nufotkinta, tiesiog buitinė nuotrauka, bet labai teisingai tie ratai atsistojo ir reikėjo dar truputį su rankytėm pamasažuoti tas arkas, dėl to, kad ties va šitą vietą kietokos arkos buvo. Geras būklės dar. Ir žodžiu, ir negana to neužteko, aš vis dar važiuodamas per kokį bampą pervažiuoju, jaučiu, kad jos kažkur tai paliečia kėbulą. Tai, žodžiu, Su laiku tiesiog nusitrins. Surasim sprendimą, man atrodo, pararolinsim, bet nesu beisbolkė. Ir didžiausias upgrade'as, tai, nu, čia yra vizualus. Raktu buvę tokie pararolinimai gyvenime. Bet aš galvoju, ar tau tikrai reikia, nes ilgainiui tiesiog nusitrina ir tada reikia tik tai metalą. Žinok, man labai nemalonu, aš važiuoju ir aš jaučiu, kad aš gadinu techniką. O žinok, per žiemą, kai pasiilgdavau šito garso, kai tiesiog važiuoju brauki viską. Ne, Dina, mes iš skirtingų planetų. Man labai patikdavo. Dina yra stencerė, aš ne. Jo, man labai patikdavo, kai mašinos yra tokiais ratais ir labai ant žemės atsigulusios labai. Bet, žodžiu, didžiausias upgrade'as vis tik yra Brembo stabdžiai ir priekyje yra Renault Clio RS 3 kartos, čia tą vizualą galima ir jau uždaryti. Žodžiu, priekyje yra Renault Clio RS 3 kartos Brembo 4 stūmokliukų setupas, o gale VRX STI. Tai visi 4 gražus raudoni kaliperiai Brembo, piktos DS 2500 kaladėlės. Išvažiavau pasibandyti, yra tas pas mane sudėtas dar stabdžių balanso reguliatorius. Tai iš pradžių taip atrodė, kad labai anksti priekis lokinasi, o galas atrodo iš vis nieko neveikia. Tai aš pažaidžiau. Ir dabar ta mašina jau stoja taip, kad jau, kaip sakant, nebūtų gėda šalia Porsche važiuoti. Ir būtų toks, nu, tai kuris čia pirmesnis sustos dabar, žinai. O kada išsibandysi trasoju kokią nors? Nežinau, ieškau ir galvoju, mašina dar neturėjo suvedimo, tai vis dar vienas ratas taip žiūri biški, ten kažkur į kairę, žinai, ar į dešinę. Reikia pasidaryti suvedimą. Gal bandu pažiūrėti, kur ten rabina. Ir tikrai manau, kad neišlauksiu, kada Jonas Harklys pastatys tą trasą. Ir kažkur nulėksiu ir, žodžiu, ir pabandysiu. Gal ir Ring Challenge? Gal ir Ring Challenge kokį nors reikia iššokti, arba tiesiog į track day. Nuvaryt, žinai, tiesiog pasižiūrėti, kaip tai veikia, nes aš neturiu jokio, gale dabar platesni ratai, tai 17:9 gale, priekis 17:8, žinai. Ir taip labai jie teisingai stovi ant to kėbulo, nu žodžiu, esu labai patenkintas. Bet čia man toksai, nežinau, masterpiece yra tas tavo ameriokas. Nu, kiek metų tu jį... Tai koks vis lūkas, žinai, marda ir aš taip pat darai nuotrauką ir kažkaip tikėjausi raudoną pamatyti, bet tik užpakalis raudonas. Tai juokas juokais. Babūna. Nerijus surinko tą mašiną, išvažiavo patestuoti, ar nieks nebarška, sako, važiuoju ir girdžiu, kad barška ir sako, galvoju, kas čia atsitiko. Pist ir sako, žiūri, tas tavo priekinis kairys ratas jau važiuoja į griovį. A, ne? Tai gerai, kad mid-engine'as, dėl to, kad mašina nenusviro stipriai į priekį ir jis tiesiog kažkaip saugiai sustojo ir ten to damage'o tiesiog palankstytas biškis sparnas. Tai nieko. Tai sakau, reikės raudoną susirasti. Po truputį. Pamažu ir pasikeis kėbulas. Kai bus visas raudonas, gal ir nusipirksiu. Ne, iš tikrųjų, aš kažkada spręsiu šitas estetinės problemas, jeigu iki estetinių problemų su šita mašina prigyvensiu. Jeigu tai bus vienintelė problema, ne? Kas čia žino, gal staiga Ameriokas bus parduodamas. Aš nieko nežinau, bet minčių visokių, kaip sakant, yra. Nes aš žiūriu į savo buvusią Amerioką ir dabar jau naujas savininkas nusidažė apdailas, tas sidabrinės ir visa kita ir blemba kaip gražiai. Labai simpatiškas. Jis man sakė, kad ateina pažiūrėti žmonės su šeimom tų slalomėlių ir ateina su vaikučiais ir sako, ar čia Ferrari? Taip, nu, aš toks, bet Panevėžy važiavus ir man rodė vaikiukai per autobusą liuks ir kažkas sakė, mama Ferrari ir aš galvoju, achievementas. Taip, o per vienas varžybas girdėjau, nu tas raudonas Porsche'as. Ir aš galvoju, taigi jūs turit sąrašą ir žinot, kad ne Porsche. Taip. Tarp kitko, ten laimėjau tarp mergaičių pirmą vietą. Tai fantastika. Pasiilgau varžybų. Tai va, tai iš mano Amerioko istorijų yra tiek girdėti, bet Ravo dar nuvažiavau, nuploviau Ravo variklio skyrių.
ko niekada nesu daręs, nesu plovęs niekada motoro automobilio. Ar išplaukia pelė? Ne, vaituvėlės ten seniai jau giliai, jos yra pečiukė, supranti tą pečiuką, nu ten, žodžiu, kita istorija. Bet atsidariau tą variklio gaubtą, kaip švaru. Jeigu didelis nebūtų užtepęs visur smala, viso perimetro, kur tu keli kapotai ir pirštai pasilieka smaluoti, žinai, nu ten būtų fantastika dirbti ties su tuo automobiliu, nes viskas taip švaru ir taip gražu ir nuvažiavom į servisą, atidarėm tam, kad surastumėm, per kur bėga alyva, per kur bėga motulis. Aš turėčiau sakyti, ko gero. Matulio greitas kojelės. Užsidėjęs tokį gražų kepuriuką. Tai iš tikrųjų būtų malonumas dirbti dabar tame variklio skyriuje, nes viskas taip švaru, taip Bet gerai. aš galvoju, ar dervą galima su kažkokiais prietaisais, nebent... Jos tiesiog neplovenus, ten padengta nuo žiemos, žinai. Taip, Tai žiema man, kaip sakant, mano, žinai, tikslas padaryti tą mašiną, kad jinai be problemų savo jėga praeitų techninę apžiūrą. Ir dabar kas stabdo, tai būtent skysčių prasisunkimai. Tai reikia šitos dalykus išgaudyti ir dar sakiau, chebrytė, imkit frezą, frezuokit mano tą pečiuką ir iš susiurblių išsiurbę užglušinkit. Nes 10 valandų investuoti į tokią mašiną, man tiesiog gaila. Nu jo, jeigu skaičiuoja dar kiek kainuoja tos valandos, ir tada skaičiuoja kiek su marža visa. Taip, kaip paskui bus pečiuko išvalymas, žinai, 480, sakysiu, gal jūs tą pečiuką pasilikit. Spėlėm. O pelėšodžius man galite į bardačioką. Bet žinai, kas yra blogiausia, aš dabar įsivaizduoju tą situaciją ir aš esu namo parsinešus gal 3 kartus laukinių pelių, nes man širdis neleido jų paleisti. Aš įsivaizduoju, ar daug pečiuką aš randu šeimyną ir jinai pas mane gyvena. Ne, jinai jau mirus ten būtų, nes ten yra švediški popieriai. Tai švediški skutai visokie. Bet invazinės. Važiavau su tuo ravu, žinok, ir enjoyinau, nes prieš tai buvau važiavęs su CTB nauju Volkswagen Touareg, ne Touareg, o Tiguan. Ai, Tiguan, didesnioji to. Kokia bloga mašina. Bloga? O Dieve. Nu, papasakok. Aš niekaip nesupratau, pagal ką jinai nustato stabdžio pedalų jautrumą. Aš kažkaip susidariau įspūdį, kad jeigu prieš mane yra automobilis, sukietina. Tai jisai sukietina, sujautrina tą stabdį, jeigu nėra, nesujautrina. Aš niekaip nesupratau, kaip su tą mašiną sklandžiai važiuoti. Tai gerai, jeigu stabdau taip, toks sensitivity pedalo, tai tada aš spausiu ne taip stipriai, spaudžiu ne taip stipriai, tada jinai nefiga nestabdo iš vis. Kas čia per Žinai, kas dalykas? Volkswagenai, ir vis daugiau naujų automobilių, netgi važiuojant laisvą eigą, be autopiloto, tarkim, kamštyje, bet kur, jeigu yra priekio automobilis, ji pati prisistabdo. Aš atleisčiau visus žmonės, kurie šitą projektą aprūvino. Ir dėl to tas pedalas būna įtemptas. Siaubas. Toksai labiau. Čia yra Nors man tai nesukėlė. Ne, žinok, man iš karto atmetimo reakcija ir mano automatiškai, žinai, net ką padarė, man tokį net nusistatymą, viskas. Čia yra riba, kur aš brėžiu brūkšnį, aš niekada nepirksiu naujesnės negu 24 metų mašinos. Nes spėju, kad šitas 25 man automatiškai yra, reiškia, šūdas, man šito nebereikia, aš vairuosiu geriau senieną, bet aš žinosiu, kaip ta mašina važiuoja, ką jinai daro, kaip čia pavarą jungt, trečią. Nu, matai, tu esi iškrenta iš bendros masės, dėl to, kad... Aš dinozauras. Nenorėjau tai pasakyti, bet kad... Ne, mes visi tą žinom. Mes visi dinozaurai čia trupučiuką. Ir klausytojai irgi turbūt žino, kad, Buzelis yra dinozauras. Aš nepykstu. Jo, o aš per tą laiką, kol nusipirkot arba pasiėmėt mašinas, išvažiavau į kelionę aplink Lietuvą. Su Vitoldu Miliu išvarėm, praeitais metais važiavom. Ačiū, oras buvo nuostabus. Lietuviška vasara. Taip. Tai tokia mintis ir buvo, kad sakom, nes mes seniai norėjom, važiuojam praeitais metais aplink, važiavam su Fiatu ir su Vespa ir lankėm automobilių muziejus. Ir tas apvažiavimas aplink Lietuvą per 2 dienas toksai fainas nuotykis, kai išsikeli kažkokį tai misiją ar iššūkį. Ir dabar misija buvo aplankyti kuo daugiau apžvalgos bokštų. Ir datą keitėm gal 2 kartus ir 3 kartą dabar prieš važiuojant sakom, varom ar ne, nes pirmos dienos gale prognozija žadėjo didžiulę liūtį, žinai. Sakau, varom, nes jam tai kas, jisai su mašina sako, aš tai galiu, žinai, aš su mocu. Tai žodžiu, išvarėm, labai fainiai, žinai, labai šiaip siūlau
kas nori pakeliauti, bet kaip aš, pavyzdžiui, noriu ir ten, bet niekada nenusipirku bilietą ir atrodo, kad tik kaip pakviečia išvažiuoju į užsienį kažkur. O čia 2 dienos ir apkeliauju 1200 km ir Lietuvą pamatai visaip kaip. Tai galėsiu pasakyti, kam įdomu, kurios tos bokštus verta lankyti, bet žodžiu, išvarėm, tai Vitoldas varė su Peugeot elektriniu, reiškia jo iššūkis turėti elektros, mano iššūkis su Mocu važiuoti komfortiškai, žinai, nors nesulyti. Nors į degalinę Mocu įstoti reikėjo dažniau nei elektromobilių, ironiška, ne, bet benzas. Tai pirmą dieną aplankėm čia, sakykim, važiavam apačią Lietuvos ir planas buvo aplankyti dar 3 bokštus, kai važiavam autostradai jau ir kai matau priekyje, kad šiek tiek tamsus dangus daras. Šiek tiek tamsus dangus pavirto į žiauriai didelę liūtį ir šoninį vėją. Tai aš jau važiavau Mocu pavirtęs autostradai ir to Moco su CF Moto 800 MT Explorer važiavau. Šiaip čia dar kita istorija paskui. Tai autopilotas veikia 130 daugiausiai, aš tiek ir važiavau, iki kol į liūtį važiavau. Tada nežinau, 120, 10, 109, gerai, 100 variau, nes taip daugmaž komfortiškai fūras galėjai apsilenkti. Tai sustojau apsirengti ryškę liemenę, žinai, ir patraukiau link Klaipėdos, nes į bokštus jau važiuoti nebe variantas buvo tokio oro, tai Vitoldas dar porą aplankė ir susitikom Klaipėdai uždaryti dieną. O išlaukti negalėjot lietaus? Ta prasme, be variantų. Ne, žinok, nes prognozė buvo virš tos, sakykime, vakarų Lietuvos toks didžiulis blynas buvo audros. Tai be išlaukimo. Nes aš galvau, gal žinai, variantas buvo tipo stoti ir tau persėsti pas Vitoldą, jūs ten pasmaltokinat kažką, pagerėt kavuką. Taip, bet laikas tai eina. Jo, nes taip ėjo, sakykime, ne pro šoną, o lygiai ten, kur mes buvom. Tai lietai. Specialiai, visada taip. Jo, ir 105 km man iki Klaipėdos, žinai, aš važiuoju per taudrą, žiūriu, degalai į pabaigą, tai sustojau Circle K įsipilt ir įsivaizduoju, autostradai stoviu po stogu, pilamės degalus. Aš piluos degalus po stogu ir lyjant manęs. Wow. Tai toks šoninis vėjas. Tas horizontalus lietus. Jo, tai pasidėjau degalinį, išgeriau šiltos kavos, ir galvoju, tai reikia važiuoti. Nėra čia variantų, kad nevažiuosiu dabar, žinai. Bet tai nieko, pravažiavau. Čia ačiū Ruka, kad nesulijau, nes tikrai atvirai pareklamuosiu, labai geros triukės ir apranga Rukos. Nes važiavau, kaip čia sako, nėra neperšlampamų rūbų, klausimas, kada jie, kiek ilgai lieka sausi. Tai... Ir šiaip yra, guminiai tai... Arba bet klausimas, kaip tu jausies ten viduje iššutęs. Jo, tokie. Tai nesulijau per tą rūką, žiauriai geras pasirinkimas buvo. Grįžom, pirmą dieną viską, žinai, ant gyvatuko namie. Ir antrą dieną irgi startavom nuo Kalnalio tokio bokšto, jisai už Kretingos yra. Ir aš jau apsirengiau Klaipėdai, eit per duris, mama sako, pažiūrėk per langą. Pila. Eiktas. Vėl pila. Ir žinai, ir nuotaika tokia galvoju, tai jeigu aš visą dieną taip, tai aš gal varysiu namo tiesiog. Žinai. Bet galvoju, mes nepasiduodam ir lengvų kelių nesirenkam, tai tas lietus baigėsi, nežinau, už 50 km ir visą dieną kažkur mačiau lietų. Kažkur, žinai, to debesim tokiais, bet važiavau saulei. Tai žiauriai faina buvo. Labai fainų kelių Lietuvoje atradau vėl. Kai kuriais buvau važiavęs, kai kuriais ne. Ne kartą stojau fotografuoti vaizdų. Ir pagalvojau, kad šiaip reikėtų, nežinau, tą 360 kamerą gal turėti, nes buvo tokių momentų, kai važiuoji, žinai, čia labai gražu, saulė šviečia, o čia beprotiški audros debesis už 5 kilometrų. Ir galvoju, kontrastas, bet, pasilikau savo. Darysi tą visą. Aš kartais galvoju, kad būtų labai faina, jeigu
Aišku, čia netoli tikriausiai, kad turėtų tokią skilutę galvo, kad įsidedi atminties kortelę ir išsitrauki dalykus ir išsispausdini. Tai tai yra Ray-Bano akiniai su kamerytė. Tai jau kaip ir Jo, panašiai. žinai, niekada, man atrodo, nematys techniką taip, kaip tavo akis mato ir Nu, kokia tavo matyt. yra akių skiriamoji ir smegenų skiriamoji geba. Tai vat man čia, žinai, tas toks momentas. Čia reikia paskaityti, ką Elonas Muskas daro, tai gal kažkas jau pakurta. ten. Aš, žinok, skaičiau jo Neural- darbuotojų iš Neuralinko atsiliepimus, kad ten su beždžionėm prasti reikalai ir su žmonėm gal irgi nelabai geri. Tai kažkaip... Gal ir gerai tada, gal kad tik dar- to, neskaitykim ir nebandykim. Tai va, tai aš čia toks kaip keliautojas dabar, kelionių žurnalistas, noriu pasakyti, kad, žiauriai faina po Lietuvą pakeliauti. Aš buvau ir būsiu ambasadorius, turbūt to, kad nebūtina Alpių, jos gražesnė, nes pirmas mūsų bokštas buvo ant Juozapinės, tai yra ant aukštojo kalno, kuris Aha. yra šalia Juozapinės, tai aukščiausios viršukalnės Lietuvos, tai apie nieką, žinai, nes ten nėra kažkoks kalnas, ten tiesiog aukštai esanti lyguma, Taip. pavadinkim, ir toks gauburėlis aukštesnis. Bet ten labai daug avyčių ganosi ir kartais... Ane, būna labai tuomet faina. nebuvo jo, jie ten Aš tai turi- nesu buvęs, bet kažkaip. Bet žinok, nuo tenai važiavam tada į Druskininkų kraštus, sakykim, pamiršau, koks ten tas kitas buvo bokštas. Labai faini keliai, aš stojau Paulavos Respublikoje nusifotkinti vaizdo, tada Turgelių miestelėje labai bažnyčia faina. Žodžiu, labai Lietuvoje yra tokių netikėtų atradimų, žinai, tai pravažiavom 1200 km, kaip sakiau, ir blemba, nežinau, bet turbūt, kad darau tokį statementą, kad parduodu savo BMW GS. Patiko man tas mocas labai. Moto? Jo. Jisai, žinai, labai geras, labai racionalus variantas. Toksai, vėl, Passatas. Jisai kainuoja 11 000, turi karplėjų, turi aklosios zonos sistemas, Šiaip LED labai žibintų. turtingos komplektacijos, aš pasižiūrėjau po... 3 dėžes. Jie turi kažkaip įtikinti. Taip, Jo. bet čia ir Ir yra... važiuoja, tas žinai, koziris, motoras teisingas, quickshifteris yra viskas. Aš žinok, O, prisimenu, palauk, 2 cilindrų, ne? Jo, Ar inline'as. aš galvoju apie CF Moto ir dabar kažkaip random, žodžiu, vaikų kartais noris pasižiūrėti visokiausių mašinyčių ir mes imgiam tikras mašinytės ir kažkaip užtaikėm ant lenkiškos pramogos, iš kalbos supratau, kad lenkiškos kaimas, labai daug žmonių, kaimo kelias, labai didelė bala, labai daug pripilta, žodžiu, visi su traktoriais važiuoja, kas kietesnis, žodžiu, finale tam traktoriui tada keturačiai ir kažkoks keturatis varė dėdė, nuskendo, žinai, atvaro CF Moto, ištraukia su gervė ten visą kitą ir tada ketekai su CF Moto pirmin atgal tą purvą keldami ant minios, klykia iš susižavėjimo, vaikai ploja, žinai, dėdės varos, tas CF Moto, sako, žiūrėk, kokia gera reklama, žinai, Bet dabar- toksai neįveikiamas. Antanas Kanopkinas, kuris CF Moto Dakarą įveikė, pasiekė, užfiksavo rekordą per 24 valandas toliausiai įveikta atstumą keturačių. Jis tą darė Estijoje, vyko ten toks CF Moto Day ir jis paėmė visiškai standartinį keturatį, tik išpakuotą su 0 km rida ir parą laiko važiavo. Tai 2 kartus alyvą keitė, beje, motulį pylė iš tikrųjų ir per 24 valandas bekelėje nuvažiavo 1500 km su keturačiu. Jo, tai, toksai, žinai, Challenge'as. įdomus. Turėjo pavargti. Pavargo. Sakė, kartą, kai sustojo alyvos keitimui, nusnūdo 20 minučių gal, nes jau, žinai, rytas ankstyvas Laginai. jau Jau yra tas išsikrovinėja. momentas, kai išsikrovinėja visą. Bet va, pasaulio rekordas. Patinka Taip. žmonės, kad turi tokių įdomių dalykų Aha. nuveikti. Labai Nežinau. faina, kai aplinkoje daug nesąmonės sugalvojančių ir padarančių žmonių. Visiškai. pritariu. Norėtų kartais prisijungti. Šiaip kalbant apie nesąmonių padarymą ir sugalvojimą, gal pereinam prie mūsų. Pereinam prie sugalvotas mūsų. nesąmonės. Taip. Bet manau, kad sąmonė. Sąmonė. Sąmonė, Jo. labai geras momentas. Tai, Tai ką, tai primenam žiūrovam, apie ką mes čia. Taip. Mes sugalvojom rinkti Overdrive'o entuziastiškiausius automobilius pagal dešimtmetį. Gal taip daugiau... Overdrive'o 10-mečio automobilį, Taip, ne? taip. Mes sugalvojom. Overdrive'o dešimtmečio. Nes mes jūsų paprašėm, kad jūs pasiūlytumėt pavadinimų. Ir nieko jūs nepasiūlėte. Nieko nepasiūlėte. Edgaras vienintelis mūsų laisvasis agentas kažką parašė. Bet mes atmetėme. Vidutiniškas. Edgarai kitą kartą labiau pasistengė. Bet žmogus atostogavo, gal smegenis, žinai, atsipalaidavusios buvo. Yra momentas. Ja, tai Overdrive'o dešimtmečio automobiliai. Overdrive'o 10-mečio automobiliai. Tai paprašėm jūsų surašyti, koksgi jūsų manimų yra geriausias pretendentas į paskutinio
dešimtmečio modelio titulą. Tai yra automobiliai gaminti nuo 2010 iki 2020 metų. Sulaukėm 63 submissionų ir galim, man atrodo, kad pereiti. Taip. Ir mums kažką reikės turbūt atmesti arba ne. Nu, Nemažai. pradžiai pereikim. Nes mums reikia 32. Mums reikia 32, bet žinok, kai kurie jų dubliuojasi. Okay. Tai yra tokių, kurie tikrai Yra tokių, ne kurie vienas. labai mylimi. Jo, ir labai populiarūs, mylimi. tai- O aš gal, ar dabar papasakom, kas bus toliau, ar paskui? Kad atrinkus balsuos... Galim dabar pasakyt. Tai mes Mes- dabar atrinksim top 32 ir padarysim turnyrinę lentelę, iš Taip, esmės, taip. kur bus poros. Taip, ane? taip. Ir tuomet po šito epizodo, matyt, kitą dieną, Aha, ko gero, kad kitą dieną. mūsų Instagrame storiuose bus tų porų balsavimai. Tai, ir tie balsavimai pirmo turo vyks porą dienų, 3 dienas. Nu, pažiūrėsim, kaip išsidėlios. Jo. Arba 3, arba, nu, pažiūrėsim. Kažkiek, bet, žodžiu, būkit, pamatysit. Iš esmės mums iki kito epizodo reikia prasukti visą balsavimą ir išrinkti nugalėtoją. Tai mes paskaičiuosim, kiek iki kito epizodo ir išdėliosim laikės toriukus. Sekite Instagramą ir matysite, jo, ir pataginsim beje tuos, kurie ir pasiūlė tuos modelius pirmieji, nes toks kaip pavyzdys, Toyota GT86 pasiūlė turbūt kokie 8 žmonės. Tai vat, tas, kas pirmas pasiūlė, tas ir dalyvauja. Sorry, first come, first serve. Tai svarbu yra todėl, kad tas, kieno pasiūlytas automobilis laimės Motulio kuprinę. Motulio kuprinytė in the house laukia jūsų. Taip. Galėsite įsidėti tepaliuką ir vežtis ir keisti. Taip. Arba ne tepaliuką galite. Arba ne tepaliuką, ką nors. Bet žinai, nežinai, tepaliukas gali būti sielai, pavyzdžiui. Taip, Labai romantiškai. Tai, žodžiu, gal perinam, tada pasižiūrim, ką Hebra pasiūlė. Man atrodo, kelis variantus mums reikės tikrai išmesti, nes kažkaip mačiau, kad nelabai pataiko į galbūt gamybos metus ar kažkas panašaus. Tai, žodžiu, pats pirmas parašė Domas Čiapas Alpine A110. Ir man atrodo, kad Domai iš karto strėlytė eina labai arti 10. Tai iš karto turbūt dėk jau į top 3-2, ne? Ar tu ten turi sistemėlę? Jo. A110. Man atrodo, kad mes paskiau gal suloginsim. Jo, svarbu, kad nepasimestų. Aha. Toliau. Taip, žinai, pažiūrėsim įrašą ir žinosim. Taip. Kleiva Gediminas, Fiat Spider. Čia 124. 124 Fiatas, convertible, Nice. aš visai suprantu. Mietos pusbrolis, mes galim tikrai irgi pasižymėti tą automobilį ir kažkaip nesiparint. Laisvidas su 2S gale, BMW 1M. Aš dabar neatsimenu jų gamybos metų, bet jeigu tai yra, patenka į tą range'ą, o į range'ą, man atrodo, kad patenka, nes iki 13 metų buvo gaminta. Arba iki 11. Nu, anyway, patenka. Beje, 1M kupė, tą ryškiai oranžinį, aš kažkada, kai buvau metų pradžioje Portugalijoje, mačiau tiesiog stovinti šalikelį, kaip jisai gerai atrodo dėl Šiaip savo labai plačių gerai arkų atrodo. ir dėl tos Tai spalvos gra- išskirtinės. Labai geras. Geras. Labai choices. Šikniukas labai geras. Aha. Tai aš tikrai šitą modelį irgi sakyčiau, kad verta yra įtraukti. Toliau, Eduardas su 2D, sako Nissan Skyline GTR R34 ir sorry, Eduardai, bet ne tas Nepatenka. dešimtmetis. Kitame, nes paskui eisim žemyn dešimtmečiais, tai kitas kitame balsas. dešimtmetyje taip. Jo, Taip. tai turėsi užpildyti iš naujo, Eduardai. Vėliau. Bet lauk. Bet Kaip dabar paskelbti? galės pabalsuoti. Jo, dabar. Taip. Bats Toliau, Mono R. Bats Mono R, sako Šarūnas Ramoška ir parašęs, kad net nėra klausimų. Bats Mono R teko dirbti su šia kompanija, kas šiaip yra įdomu. Galėtų Šarūnas turbūt ir daugiau papasakot. Taip. Šarūnai, Labai- parašyk mums, papasakok daugiau iš tikrųjų. kaip dirbi, Jo, nes labai įdomu. gali per Piemą Instagramą. parašyk mums. Arba, jo. Prašo labai įdomi jų atsiradimo istorija. Tai aš tai nežinau, Tai iš tikrųjų du broliai tiesiog buvo Briksai, nes yra Briks Automotive Company ir du broliai Briksai, jie konsultavo visokius Mersus ir panašius gamintojus ir sukaupę buvo belenkiek žinių ir iš tų žinių nusprendė padaryti kažką savo ir padarė savo. Tai Bats Mono Eras yra 30 vienetų išleistas ir jis yra labai ypatingas tuo, kad ten yra naudoti inovatyvūs labai mišiniai metalų, labai lengvi ir vienam, man atrodo, su niobio ten metalu, jie net gavo finansavimą iš UK, nes čia yra, mes kalbame apie UK gamintoją, apie Didžiosios Britanijos. skatina kur taip, žodžiu taip, savo taip. ekonomiką kažkaip.
Tai va, tai labai fainas. Bet šiaip labai... automobilis yra egoistams, nes ten telpa tik, Mono. sorry, bet Pavadinime. vienas žmogus. Ir man gal, jeigu... Labai Gerai, paskui nišinis jis yra. atmestinėsim ar dabar, nes man Jo, atrodo... mes paskiau. Paskui, gerai, Žinot, gali būti toks scenarijus, kad turėsim, pavyzdžiui, 34 kandidatus. Teisingai, pirmą Mhm. Tai pažiūrėjau. mes pasitarėm su Dina ir su Justu ir ko gero, kad atmesim tuos, kurie yra, patys egzotiškiausi, nes tai truputį, būtų sveika apdovanoti tuos, kurie labiausiai nusipelnė ir yra Arčiau įperkami, arčiau Mhm. žemės, Jo. ar ne? Netgi nuperkami, nes kai kurie tiesiog nenusipirks, kad ir kiek Taip, turi. toliau, Bet Andrius. Šarūnas tegu vis tiek parašo. Nes Jo, Man čia- labai įdomu. Man labai įdomu. Andrius Automobilis. 092 rašo, kad Toyota GT86, Scion FRS arba Subaru BRZ arba tiesiog S16 šasi. Mhm. Kas atitinka Silvijos parametrus iš esmės, ne? Sako dar ačiū už gerą kontentą. Tai ačiū tau. Ačiū už gerą pagirimą. Tai aš vienareikšmiškai manau, kad šitas Andrius yra on point ir Absoliučiai. tikrai rimtas kandidatas, rimtas konkurentas Domo pasiūlytam Alpiniai. Mhm. Jo. Toliau. Gal jie yra butilps iš tikrųjų. Galimas variantas, Galimas tikrai. reikalas. P.J. Matulionis sako, kad Tai jūs Jonas Matulionis. taip, Lexus LFA. Jisai du, matai, Jisai atsakymus davė. du submissionus, bet mes tai prašėm tik labai vieną. vieno. Tai Ai. jeigu mes pritrūksim, tai įtrauksim, bet Lexus LFA kol kas pasiliekam kaip pirmą submission. Yra dar kas Lexusą davė. Yra dar kas Lexusą davė jo. Abarto nėra. Nu, Abarto nėra. Mhm. Galim pasižymėti, bet jis toks labai. Pagalvosim. Pasižiūrėkim, jeigu Mhm. pritrūksim, tai tikrai įtrauksim. Bet Lexusas fainas. Lexusas fainas, bet vėlgi. Jis mums patenka į reikia- 10-metį. Patenka į LFA. 10-metį, bet mums reikia atkreipti dėmesį, kad nelabai įperkamas Nelabai. automobilis šiaip. Nelabai. Ai, nes Jų tiesiog... kainos prasideda ten stipriai nuo milijono į šiaurę. Nes Jo, ikona milijono, ir taip. labai taip parodė stipriai kryptį, atgaivino visą brandą ir iš naujo dėmesį atkreipė, žodžiu, Taip, labai čia tas. taip. Toliau, Barakauskis, Mhm. Alpina B5 Touring. Ok, Mhm. Faina? gali būti taip. Tada Monza 93, mūsų didis Opelių fanas, Mhm. sako, kad tai yra Volkswagen Golf GTI MK7. Ir aš visiškai sakau, kad žmogus Taip. labai drąsiai gali eiti iki top 5 turbūt su Taip. tokiu pasiūlymu. Mhm. Toliau Good Guy DP. Taip Ha, pat Ką jisai pasiūlė? siūlo Toyobaru GT86. Mhm. Bet, sorry, Nebe tu pirmas. nebe pirmas jau šitą Jo. pasiūlei. Bet tai tikrai jo automobilis širdies. Mhm. Aš kartais matau važinėjant labai gražų Subaru su spoileriais, su viskuo pro mano namus, tai vis taip ištempia. Tai čia DP ir važiuoja, ne? Tai man atrodo, kad taip. 577. Tik nedažėbi, žinok, aš jau senas žmogus. Jo, jisai jūs beveik kaimynai. Tai Jo, bet visą laiką matau ir taip, galvoju, kaip čia gražiai. fainai. Ir Mes... mano toliau. sūnus rėkia, sako, mama, žiūrėk, sportinė su spoileriu. Tai kitą kartą sustabdyk. Toliau Pradėk. rašo Hebrytė Dominikas Kieras. Audi R8 2020 Second Generation. Manau, paskutinis Audi V10 plus Tango Red labai tinka. Dabar tik tais klausimas, ar tikrai mes paimsim, ar jinai patenka, ar jinai iki Ar 20 gaminta. Man rodos, kad iki reikėtų šiaip Audi pasižiūrėti. R8 MK2, žiūrim, kada jinai buvo Jo, bus, pagaminta. bus, man atrodo, Bet, ne? bet čia yra toks momentas, kad jeigu... Teisingai. Mhm. Nuo 2015 metų šitas automobilis yra gaminamas, tai mes tikrai tokį galim traukti. Man atrodo, kad čia yra, sakyčiau, peak Audi. Mhm. Turbūt Mhm. geriausia Labai Audi yra smagus. iškepę ever. Mhm. Než... Dar ten, žinai, visokiausių, jau mes nekalbam apie tas legendas, senus ir panašiai, kur ten formavo visą įvaizdį, brandą ir panašiai. Bet jo labai smagus vairuoti, labai patiko man. Taip, toliau. Šmeliovas sako, kad Nissan Murano Cross Cabriolet. Labai. Žmogui patinka obscure mašinos, tikrai, aš manau. Čia tipo šių dienų multipla? Labai tai. Palaukit, tiems, kas nežino. Parodyk, gal. Parodyk, kaip atrodo. Ne, multipla atrodo gerai, žinok, aš pasakysiu. O trečios, man atrodo, kartos multiplas ar antros kartos net nebetpažįsta žmonės, kad čia multipla, nes jinai Nes- kardinaliai kitokia. taip, taip, taip. Normali tiesiog Normali. mašina. Per smarkiai plati, bet normali. Mhm. Štai, aš jums paserviravau vizualą
galite. 2 stiklai. Tikiuosi, kad nesupykino, bet žodžiu, čia yra Nissan Murano toks kaip ir kupė, crossoveris su atidaromu stogu. Palauk, galvoju, ar Land Roveris turi kažkurį ten savo Evoque. crossoverį, Evoque, Evoque jo. su... Ir o. Volkswagen Beje, Tirokas yra Oi, palauk, paveiksliukas, šypsau. Shame Explained. Tai visiškai pritariu. Taip. Labai Tai, nešinas, labai. Pavelai, nepyk, nežinau, ar įtrauksim, bet jo. Bet rašom ant ribos, ne? Ant ribos labai. Ir jisai sako Honorable Mentions A110 ir Elise. Tai sutinku dėl A110, Taip. sutinku dėl Elise, bet Cross kabrioletas aš pasižymėjau klaustuką. Ignas Kli, Volkswagen GTI MK7. Visiškai taip, bet tu jau nebesi. Visiškai taip, bet pirmas. ne. Toliau, EP3 apačioje brūkšnelis LT, sako Mazda ND Miata ir sakyčiau, kad direct hit. Yes, endemijata. Tai tikrai pasižymim ND Miata. Andrius Laucius Nissan GTR. Taip, Andriu Lauciu. Nissan GTR yra stiprus kandidatas. Taip. Emilis 555. Mark 7,5. Ne, jisai sako Golferas. Eras. Bet Ai, gal mes Eras. Ne, tai įdėsim į porą. GTI Galima ir į porą ir įdėti. pažiūrėsim, jo, kuris labiau. bet aš žinokit, aš Aš ir nuoširdžiai prie GTI būčiau labiau einu. už GTI. Ne? Eras Nes labai GTI yra fainas, bet DOG. GTI jau... Nu, jo, GTI yra GTI. Gerai. Toliau, Rolandas Paksas. Sveiki. Geriausias po žemę userneimas, kai jisai pafollowina, aš taip net palauk. Ir kažkaip pasivadinęs Rolandas Paksas tikrasis. Taip. Žodžiu, jisai Sveiki. sako, kad Porsche kai man. Ir aš vis... Tai protingiausia, ką Paksas yra pasakęs. Ko gero, kad permuša visus kadencinius pasisakymus. Ir aš visai sutinku. Bele ką. Vidots, sako Mini Cooper S R56, o kuriais metais Mini Cooper S R56 ėjo, tuoj pasižiūrėkime, nes aš nieko nežinau apie minius. Aš irgi nieko. Nuo Aš žinau, 6 iki 13. Nuo 6 iki 13, tu teisus jūs, tai mes tokį automobilį tikrai galim įtraukti, nes iš Uhalehačių aš manau, kad vienas geresnių šiaip turėtų būti Mini. Ir vienas smagesnių, aš manau. Taip. Toliau F-kas sako, kad Mazda MX-5 ND, tai mes jau tą turim. Andlauras Lexus LFA, tai tą irgi turim įsitraukę, bet tokį ant klaustuko. Dėdė Rokas, Mitsubishi Evo X. Tikrai taip. O metai. Manau, kad metai. patenka, bet jūs tai jeigu tu gali pačekink, nes Evolutionas 10 yra paskutinis Evolutionas. Ir čia tokia liūdna gaidelė. Nuo 7 iki 16. Paskutinis įdomus Mitsubishis. Taip, kad ir nes kaip Mitsubishi skambėtų. taip nusirideno su Ne, įmiau, su visais tais, su Eclipse, kur o dieve, saulės Eclipse Cross. užtemimas. Žuvies O, grybus jo, pradėjo jo. gaminti, kitaip sakant. Jo. Ir žuvies grybas dar, man rodos, visai neblogai. Toliau, Palygint su tuo. Griksas JR rašo Toyota GTM 86 arba Subaru Barze. Taip, pritarėm? Tai taip pat pritarėm, bet jau toks yra. Paulius, Paul Motorrideris. Motorrideris rašo Mazda Miata ND. Mhm. Tai taip pat turim šitą kandidatą. L. Sarapinas kažkoks tai parašė. Sarapinas. Volkswagen GTI MK7. Taip. Taip. DCV Classic. Romas. Dogs. Mūsų gerbiamas Datsunų ambasadorius. JDM dievas Lietuvoje. Siūlo Mercedes CKM3 AMG Wagon. Būtent CKM3, ne šiam3. Įdomu būtų... Šiaip įdomu būtų paaiškinimą išgirsti. Taip, paaiškinimą, bet aš įsivaizduoju, galbūt netoks hardcore'is, netoks kratantis. Kaip ir GTI, o ne Eras. Jo, Ne? jo, galbūt labiau subalansuotas, sakykim taip, turėti ir komfortą, ir dinamiką, ir kažkokį malonumą. O Tai už vagoną irgi aš pliusą dedu. Visiškai. Taip, Ir taip, labai gerai, kad detalus atsakymas, man labai patinka tokius paskaityti. Toliau, Patembergas G. Gytis mūsų. Gytis. Taip. Kitas laisvasis agentas. Taip. Fokus ST. Focus ST. Ir tas sako, nu okei, važiuoja. Tai lieka Žinai ką, bet man, kaip aš sakyčiau, Golfas GTI versus Golfas Eras,
sakyčiau, GTI yra OG, Mhm. bet su Focusu, kadangi pirmos kartos Focus RS buvo OG, aš sakyčiau, galėjo būti Focus RS. Mhm. Bet matai, bus tas 10-metis, kai jie atsirado. Nu, jo. Nes aš galvoju, kiek... Nu, Jo, ir taip jo, ir ne. jo. Ane? Jo. Taip. Nes jų paskutinis Focus RS buvo įspūdingas. Labai, šiaip. labai. Nes Taip, antros taip. kartos Focus RS priekiu varomas, pirmos kartos irgi, paskutinis RS buvo Su drift keturiais. mode. Ir jie labai Ane? daug hypo sukėlė. Taip. Labai daug. Bet vis tiek, hypo. pasižymim ST, kadangi toks yra pasiūlytas, pasižymim. Toliau Gediminas 94 sako Alpine A110, Žilvis 012 Nissan GTR, na žinoma, kitaip žmogus, kuris aunina GTR negali pasakyti, bet sako, kad tiesiog price performance vieni vartai. Aš net nebejoju, kad vieni vartai. Ir turbūt arčiausiai, kas yra price performance, turbūt yra 911 turbo. Mhm. Kalbant apie tai. 911, Matas Visual sako, kad Mhm. Porsche 911 GT2 RS. Nu čia jau hardcore'inis GT2 RS Mhm. ir jį reikėtų turbūt pasilikti ant klaustuko, nes tikrai hardcore'inis modelis, ar ne? Jo, bet, Jo. bet ar labiau hardcore'inis nei GTRS? Kuria prasme hardcore'inis? Hardcore'inis turiu omeny, kad GT2 RS yra siaubingai brangus 911. Aha. Mhm. 911 turbo yra įperkamas, sąlyginai. Sąlyginai, GT3 RS yra įperkamas. GT2 taip. Bet jau GT2 RS jau yra toks biški, žinai, Japonas vardu Algirdas. Gali tos būti, serijos. kad jo, tai tada jeigu nuo viršaus pagal kainas, tai LFA ir tada GT2 RS. ane? Sakyčiau, nu, bet gerai, pasižiūrėsim. Pažiūrėsim, kiek mums reiks išmesti. Eduardas sako Toyota GR86, bet man atrodo, kad GR86 atsirado vėliau. Kaž 20 kelintais. 20 Taip, kelintais, man atrodo. Mhm. Jūs tai jeigu tu gali Tuoj. patikrink, o Žiūrėjau. mes, man atrodo, kad šitą automobilį pasiliksime ir jisai bus eliminuotas dėl savo vėlesnės gamybos. Per ne? naujas. Dar vienas DJ Laury, turbūt, taip galbūt skaitasi Mitsubishi Lancer Evo X, tai šitą jau turime Mhm. pasižymėję. Tada ir mantėlis Porsche GT3 RS 991.2, tai būtinai tokį įsitraukim, nes tai yra, kaip sakant, dažnas pasiturinčio entuziasto choices turbūt. O, kaip patinka man tokie pasirinkimai. Ir galimybės pasirinkti to. Taip. Tai Toliau. šitą gara 86 nuo 22. Tai va, truputį Jo. iškrenta Trupučiuką, taip. iš rėmų. Toliau Aldas Mankelevičius sako, kad taip pat Toyota GT86 ir ten ta visa platforma, kas jau ne pirmas. Gytis Mat sako taip pat, kad GTI MK7 įperkamas hot hatch su ilgametė istorija. Kristupas Šablinskas gi siūlo Honda Jazz. Svarsčiau, bet tokio kaip daily. Nu, aš suprantu Kristupo, kodėl jis pasiūlė, nes aunina Honda Taip. Jazzą. Bet nuo 20 metų, man atrodo, tas džiazas Ten jau nebe prastokas tas. jis toks. Apie nieką. Prastokas jau toks, apie Nes nieką. tas, kur jisai turi, tikrai fainas. atrodo. Na, bet jeigu nesusidarys mums trim du kandidatai, tai reikės įtraukti Ką jau visgi ir padarysim, šitą. ką jau Taip, bet, padarysim. bet sustatysim su kokiais silpne, nu, su kur didelį Kaip šansą čia, pralaimėti. kaip top 3-2 su top 1. Jo, teisingai. Tada AM Blumas sako taip pat GTM86, Dovis fanų? S14 GTR Nismo, kas yra taip pat pasiūlyta. Zimis siūlo F80 M3 ir būtinai šitą pasižymim. Ir aš žinokit, šiaip nustebau, kiek mažai mes sulaukiam BMW. Aha. Va, kokia mūsų... Žinok, aš jaučiu, kad publika. mes esam pristūmę pernelyg smarkiam BMW. Ne, vairuotojam. mes tiesiog esam pernelyg gurmanai ir pernelyg tokie, vat... Pameni tos podcastus su Bibis Kiaušai, atsiprašau. Va, prisižaidam. Nebeklauso mūsų BMW fanų. Unfollow, no. Ar mes labai liūdim? Toliau. Biški gal. Biški gal. Biški gal. Nežinau, man susijungia žvėriukas, kai aš įsijungiu, prisėdu prie BMW. Tai kažkaip aš suprantu jas iš Gerai, dalies. Treckis sako Alfa Romeo Giulia. Nu, pasižymėkim tokią Taip. Giulią. Šiaip žiauriai smagus automobilis. Žiauriai smagus Žiauriai automobilis, smagus. bet aš žinau, kad kažkas pasiūlė kvadrifolio, tai mes, man atrodo, kad A, permušim. taip, jo. Nes, nu, čia Taip, vieni vartai. Ir kvadrifolio neužkalnųjų. Ir reikės taip sustatyti, kad, nu, pirmam raundė nesusikautų su M3. Mhm. Aha, Tie nes čia automobiliai būtų turėtų finalo eiti. verta kova Taip, šiaip. Taip.
Man vis dar Toliau. gyva šiaip emocija, kaip pirmas iki sėdau į Džiulį ir labai man patiko. Labai Man irgi patiko, bet paprastutė, viską, demo bet automobilis labai buvo patiko. dizelis automatas, kur neišsijungia O, SP. Ne, Žiemą. bet o kvadrifolio tai kažkas Kvadrifolio tai to, visai tas kas kita. motoras, ne. Toliau. Vytenis G sako Toyota GT86, Marius Pritariu. Musk, 997. Porsche 997 GT3 RS, taip GT3 RS jau turim, bet Ne, bet čia turim 997 2. Mhm. O tai amžių pažiūrim. Nu, jeigu ką į dvikovą sumesim, Tai pažiūrėsiu tik tai, ar mes... Ai, tik tai turėtų jo. tuo tarpu Petrolhead 83, kas yra mūsų irgi bičiulis Vidimantas, sako, kad Viper ACR Mhm. 14 metų šiaip yra baisiai rimtas automobilis ir mano žiniomis vienas toks Lietuvoje važinėja. Vienas. Galėtų būti daugiau. Galėtų būti Gal pas daugiau, Vidimantą važinė? Ne, man atrodo, ne. Modestas Petrėnas Alfa Romeo Giulia Quadrifolio. Nu va. Tai ačiū Modestai už pasiūlytą Quadrifolio versiją, mes ją būtinai Jamam. pasižymim. Vietoj paprastos Giulios 8 Ksprs. 7 Kasparas. Korvetė. Korvetė C8. Kada debiutavo Korvetė C8? Kada? Man Nes- atrodo patinka. Patekti turėtų. Aš nežinau, ar aš esu fanas C8 Korvetės, bet nuo 20 metų šiaip yra production. Aha, februarį Tai 2020. man atrodo, kad šitas Tai automobilis biškį per iškrenta. jaunas, taip. Ant slenksčio. Soriukas, Kasparai. Reikėjo pasistengti stipriau. Čia gal žinai, iš tos serijos, kur pristatyta, pirmą kartą parodyta 19, bet gamyba prasidėjus 20, kaip tradiciškai būna. Parodai metais anksčiau, o po to pradeda gamybą. Jeigu matysim, kad nesurinkam top 3-2, įmesim. Ką jau dabar Pažiūrėsim, padarysim. kiek mes už Taip, linijos taip. turėsim. Nes vis tiek Amerikos netiek daug yra iš Mhm. tikrųjų. Tada Modestas Petrėnas, čia tas pats, kuris pasiūlė Quadrifolio, sako dar Quadrifolio GTAM modifikato. Bet čia labai retas. Čia jau retas ir mes. Quadrifolio. Nesileiskim į tas detalės per nelik smulkės. Tai. Toliau Slederis, Aha. Ferrari 458 specialią Giallo Modeną. Labai geras pasirinkimas. Mhm. Paskutinis geras atmosferinis Ferraris midenžinas, Mhm. midenžininis. Tas mažasis Ferraris, Taip. jau nebe didėjai kur. Bet tai vėlgi yra labai brangus automobilis. Nu, ta prasme, Jis į tą jau su top 3 LFA, brangiausią. su LFA čia turėtų, žinai, kapotą. Čia būtų įdomu, kažkas tokio. žinai, gal net ir atskirti tuos, žinai, nes čia tokia svajonė automobiliai, Mhm. tokie labai galėtume išskirti. Galėsim kažkur. išskirti ir atskirai paminėti tuos, kurie jau... O, gerai, kai mes Nes, nustatom, pavyzdžiui, gal- kas yra tie neįperkami, tai mes tiesiog jaučiam. Nu, pavyzdžiui, taip, Taip. mes turim teisingą termometrą, taip sakant. Nu, Jo. Šarūno, pavyzdžiui, vienas iš 30 arba ten 30 kur pagaminta, nu tai tikrai čia kažkas Jo, tokio. negali entuzijasti. O tai jeigu Šarūnas papasakos istorijų, tai apskritai mes Labai galėsime įdomu. parodyti Mhm. ir viską, tai žodžiu. Taip. Gerai, tai šitą Ferrari dedam prie tų jau LFA Labai ir gerų, 99 labai retų. tai ir GT2. Mhm. Taip, tikrai taip. Honorable mention, jo, kaip Ir- sako anglai. Jo. Fiesta. Don Carolel, sako Fiesta ST. Valio, man trūko Valio, mažų labai hiečiukų geras. čia. Tada Adomas sako Peugeot 308 GT. Valio, Valio. dar Mhm. vienas valio. Vaidutė, Vaida. Quadrifolio, Bet Verde, ir Montreal, Verde. Metallic. Montreal Metallic, labai graži spalva. Labai taip pat. graži spalva. Čia tokia kaip British Racing Green, man atrodo, Mhm. ne? Tik tai, man atrodo, Tik tai gylio. daugia trupučiuką sluoksnė trūksta. tokia. Mhm. Toliau Mižoe Paulius. Jis sako BMW M2 Coupe F87. Visiškai, taip. Mhm. Egidijus Kiznis, sako Toyota GT86, Uostik Dulkės siūlo Chevrolet Camaro, ką mes būtinai įtrauksim turbūt, nes Amerikos. Amerikos reikia. mes neturim praktiškai. Taip. Mhm. Julius Kaušylas, Toyota GR Yaris. Nežinau, ar patenka. Pirmas. Man atrodo, kad jisai naujesnis. Man irgi atrodo, kad Mhm. jau naujesnis GR Yaris. Žiūrim. Bijau, kad bus ant ribos. Bus kokie September nors. 2020. 2020. Taip, taip, Tai nelabai patenka jisai į šitos intervalus. Martinas ST Honda FK2. Čia yra Civicas Typeras, jeigu aš neklystu. FK8. Honda FK2. Nu, mes įmam vieną variantą. 2015 Mhm. debiutavus, o FK8 yra... Ai, tai čia gal faceliftas. Mhm. Kažkas tokio. Žodžiu, vienareikšmiškai imam, hot hatchų reikia sustatyti turbūt šitą su Pežu, spėčiau, ne? Arba Miniu, nu pasižiūrėt, kažkaip Mhm. parinkti. Jo. Domas D.
sako Fiesta ST ir labai šališkas atsakymas, nes jau 5 metai džiugina. Na, prašau. Puiku. Švelnus ir pukuoti Alpinė A110, Tarakonas A110S, Nojus Babrauskas Lexus LFA, Dominikas su Golf GTI, Aleksandras, koks tai su praleista A raidė. Porsche Panamera Porsche. Sports Turismo. Taip. Taip, mes su juo diskutavom apie tai, sakė, geras draugas mano, tai jo. Šiaip man tas modelis gražus. Gražus, man Gražus irgi. tikrai. To amžiaus jis jau pataisyto dizainą. Kada Panamera neturėjo universalo kėbulo, aš galvojau, o kodėl? Taip. Taigi, o kam? O dabar, man dar gražesnis yra Man irgi. jisai negu tiesiog. Man ne universalas ir nepatinka iš tikrųjų. Nu, tas naujas, prieš paskutinis dabar jau gal ir okei, bet šiaip nepatiko. Taip. Ir dar yra toks prieš paskutinis kažką beleką hihi. Fainas. Infiniti Q50 14 metų su 3.7 varikliu. Gerai, įsitraukim. Čia toks, kaip suprantu, 307Z analogas. Panašu, kad taip. Kodėl niekas nepasiūlė Nissan 307Z? Aš irgi nežinau. Kitą kartą pasistengkit, biški. Nes šiaip Reikės labai gražus pareklamuot automobiliai. plačiau, nes Aha. Labai norėčiau. Ir paskutinis Gvidas Zub sako Alfa Romeo Giulio Quadrifoglio, tai šitas Pritariam. taip pat jau Taip. yra įtrauktas. Taip. Iš viso mes turim Kiek? 32. Štai prašau. geras. Ir čia neįtraukiant, tuoj pasakysiu, neįtraukiant Lexus LFA, bet įtraukiant Ferrari 458 specialią, kuris yra arčiau žemės. Bet žiūrėk, LFA įrašytas, top trimdu prie LFA. Viršui. Pala. 7. Ai, įrašytas. Nu tai vadinasi. Vadinasi, įtrauksim kažką kitą. Žodžiu, dar Vadinasi. reikės padirbėti su to. Abartas yra neįtrauktas. Tai abartai. Abartą galim įtraukti. O LFA dedam prie Nu, va. honorable mention. Ne? Taip, jau Jonai taip. vis tiek įtraukiam. Taip. Taip. Bet čia išimtis, reikia vieną automobilį atsiųsti, jeigu kitą dešimtmetį siūsit po 2, mes nebesirinksim ir atmesim visus. Bet jau tu kokia, Ne? pavyzdžiui, žmogaus meilė Ar kardinaliai pirmą? skiriasi. Pirmą. Taikiusi. Nes kaip žmogaus kardinaliai skiriasi tie pasirinkimai, žinai, LFA ir tada Ir abartukas, abartas. jo. Nu, žinai, fainai. Tai žodžiu, mes susidėliosim. Nes abart važiavo pro Australiją. Man atrodo, kad Lyg taip. tai važiavo. Šviesus toksai buvo. Aš nežinau. Taip. Ne šiemet, prieš porą metų gal tris. kažkaip taip. Gali būt. Gražus, Prieš du. ta kreminis. Taip gražus, labai smagiai važiavo. Tai va. Sudėliosim top trimdu ir sekite Instagramą, įmesim kitą dieną po šito epizodo pasirodymo. Ateikit ir prabalsuokit ir galit, jeigu tai yra jūsų vardu submissionas, tai būtinai sakyčiau, kad pareklamuokit, pašerinkit, padėsit ir mums paaugti ir būsit arčiau tikimybės laimėti tą Kupriaką. kupriuką. Čia, žodžiu, nuo epizodo pasirodymo kitą dieną startuoja kovas, ne? Taip, Sudaryta, žinai, Taip. Aš matau, kad mes, Gerai. jo, žodžiu, dar pagrindinsim tą lentelę ir pasižiūrėsim, bet viskas Mums reiks turėtų išdėlioti visai. ir poras, viską, Jo. bet čia Jo. mes Na, čia visi sunkų supranta darbą tikriausiai, kad mes tiesiog kalbam ir galvom taisyklės tuo pat metu, bet daugiau mažiau mes rėmus turim ir darom fainą dalyką. Va. Jo. Taip. Ir visiems bus Ir ačiū, smagu. kad prisidedat, nes Taip. čia mes prabalsuosim. Aš dabar galvoju, čia tiek laiko užtrukom, žinai ką, kitą kartą tik tais atrinktus. Perskaitysim Jo. ir viskas. nes Atsirinksim biškį prieš waste of įrašą. time, ta prasme, ir tiems kažkaip gali būti. Ir dar galėsim, pavyzdžiui, aptarti, jeigu bus kažkas išskirtinio, ką išmesim, pavyzdžiui, Ferraris, nu labai faina, žinai. Ir man labai patinka, žinai, kad tu pateikė tokių background. Paminėsim, kas liko už. Kur, žinai, tu jautiesi protingesnis paklausęs epizodo. Va čia aš norėčiau, žinai. Taip. Ir būtinai, bet paminėsim ir tuos, kas liko už ribos greitai turbūt. Nu, žodžiu, žiūrėsim. Taip, šiaip. Na, kažką sugalvosim, žodžiu. Pirmą reikia išrinkti. Nesukis sugalvos. Jo. Arba tiesiog atrinkinėsim įdomiausius. Taip. Nu, čia irgi gal nebūtinai pirmą. O jeigu bus šiam 4 unikalūs entry, tai Darysim tada top- padarysim top top šiam 4. 64. Jo. Man atrodo, tuo reiks pilnu etatų samdyti kažkokį Instagramo content creatorių, kuris prižiūrėtų mums. Žinai. Arba kas Excel darytų. Galėtų tik to, ką daryti. Good, tai Važiuojam. neužilgo bus storiukai, share, subscribe, vote. Like, Visiškai. love, visą Jo, kitą. jo. Ir Padėtas. klausykit, turim labai įdomų klausimą iš auditorijos. Mhm. Algis Radzevičius YouTube mūsų paskutinėme video komentare parašė. Klausimas. Esu autopardavėjas, dirbu su naujais automobiliais, tačiau matau, kad man įdomiausia dalis apie juos pasakoti ir šnekėti. Mano klausimas, kaip tapti autožurnalistu, kaip jūs,
kokių sugebėjimų reikia ir koks tas būtų kelias. Ačiū už atsakymą. Šiaip geras klausimas. Geras Jeigu klausimas. mėgsti šnekėti, tai gerai priparduok visų pirma. Aš Ir tai- gerai užsidirbsi, bet čia Aš tai manau, ta prasme, kaip tapti autožurnalistu, tai manau, kad labai viskas priklauso nuo žmogaus proaktyvumo dažniausiai. Tarkim, nežinau, yra kažkokia platforma, kažkoks naujienų portalas ar dar kažkas, pasisiūlykit tenais parašyti straipsnį, vieną, kitą, trečią. Dar aš Gal galvoju, atrasi, gal jūs turėsit savo stilių, žinai. Reikia, nepamirškim, kad surasti reikia, kaip tu nori tą daryti, nes gali rašyti, filmuoti, pasakoti, Taip. daryti, ne? Tai Taip. turbūt reikia pagalvoti, kas tau patinka ir jeigu nežinai atsakymo, yra ok nežinot atsakymo, nes tada reikia bandyti. Nu, aš esu ir rašęs, ir apžvalgas vienai filmavęs ir kitaip, ir visai fainai, ne? Tai aš galvoju, pirmą sugalvoti, ką nori daryti. Ir tada bandyti tą daryti. Ir tada, va, matai, kaip tu sakai, yra... Bet dar reikia, žinai, suvokti tokią bazę, man atrodo, kad, tarkim, jeigu tu nori YouTubinti, tu gali labai sėkmingai YouTubinti ir turėti savo kanalą ir save kaip brandą išsipopuliarinti, taip sakant, bet tam reikia turėti tau, pavyzdžiui, ir kažkokį susitarimą su portalu, kuris galėtų dėti tavo video. Ir kadangi žiniasklaidoje labai veikia antraštės, tai būtų labai šaunu, jeigu galėtumai ir aprašyti savo video pats šiek tiek, nes niekas už tave geriau šito darbo nepadarys, ypač žmogus, kuris, pavyzdžiui, nes dažnai tai nutinka, tarkim, redaktorius, kuris tave redaguoja. Nebent Dina. Aš gal norėjau sakyti, niekas to darbo ir nedarys. Gali daryti, bet žinai, kur yra problema? Nedarys, darys, nes tu gauni dikai turinį, sakykime taip, ar ne, jeigu tu, tarkim, duodi portalui, Jeigu bet problema yra toks, ta, kad, kurį pavyzdžiui, norėsi. žmogus gali nevairuoti, neskirti hatchbacko nuo sedano, nežinoti, ar Fordas gamina tarkas bulvių, ar, pavyzdžiui, tai yra mašinų gamintojas. Nu, žinai, va, tokių Taip. niuansų. Ir tada tau gali tokią nesąmonę įdėti į pavadinimą, kad tau gėda bus, žinai, ir tada ta nesąmonė į su tavo vardu ir labai retai, kada yra tie dalykai suderinami, nes jeigu tu atiduodi turinį, natūraliai portalas nori padaryti, kad tai būtų klikinama ir tikrai nebūtinai, žinai, pas tave grįžta žmogus ir sakys, žiūrėk, mes norim tokį pavadinimą uždėti. Aš tikrai esu turėjusi atvejį, kai įsidarbinau ir po 2 dienų norėjau išeiti iš darbo, nes pakeitė pavadinimą be mano žinios ir tai buvo nonsensas ir nesąmonė ir netiesa. Va. Tai apie tai reikia pagalvoti, bet, žinai, dar galvoju, ką svarbiausia daryti, jeigu tu mėgsti kalbėti ir pasakoti, kaip tu sakai, reikia susirasti formą, kaip tu nori tą daryti ir pradėti daryti ir nelaukti, kol turėsi, pavyzdžiui, geresnę kamerą ar ten geresnį fotiką ar kažką, tiesiog pradėti daryti, nes turinys yra karalius, kokybė yra nebūtinai tiek svarbi. Ir nenusiminti, jeigu, pavyzdžiui, 5 metų nieko nebus. Žinai, jūsų, pavyzdžiui, Ir nusiteikti, kad nebus. Taip. Nusiteikti, kad nebus. Neturėti vilčių tokių, kad čia labai karto staigiai šausi, viskas visi Suprasti, tavęs kad reikės norės. daryti. Nu, mes esame apie tai pasaką. Turbūt man nuo pirmo test drive'o, kurį aš proaktyviai veikdamas gavau, iki pirmo pakvietimo į užsienį praėjo 3 ar 4 metai. Tai Man viskas veikia greičiau, žinai, bet, kiekvienam va istorijai. žinai, mano buvo tas momentas raktinis už manęs stovėjo visos verslo žinios, kaip ir dabar tebe stovi. Taip. Tai duris atsidarydavo ne man, kaip Dinai tada, o atsidarydavo verslo žiniom. Ir yra tikrai buvęs atvejs, kad einu į BMW saloną, dar tada Krast Auto valdė visus BMW ir taip toliau. Ateinu, sakau, sveiki, ateinu naujo BMW ir taip žiūri į mane, o tai ne Dima turėjo ateiti. Ir aš galvoju, gal gali ateiti. Ir įsivaizduoju, sakau, tai Dina. Ai, čia parašė, ne tai perskaičiau, Dima. Dimos tikėjusi, žinai. Wow. Dimkos laukia visi. Nieks nežinojo Nes, vardo nes dar, ne? mergina, žinai, ateina bandyti ir tada ir vis dar yra tas momentas, kad ateinu ir, pavyzdžiui, aiškina, kaip, tarkim, susireguliuoti sėdynę arba ten, kaip jungiasi Tu kitą kartą pavaras pasakyk, ar kažką. Dina, tu nesiparink, sakyk, klausyk, jeigu nori, aš tau šitą mašiną galiu parduoti. Žinai? Bet yra iš tikrai. esmės, matai, tau Dina vis tiek buvo fast trackas, nes tu esi baigus Taip, žurfaką. nes Aš esu baigus žurfaką. Taip, bet žurfakė niekada nėra specializacijos, žinai, va čia dar yra Jo, momentas. bet vis tiek tu link to ėjai jau Man per duris savo tą atidarė leidinys. akademinį kelią, Taip, žinai. Taip. Aš, pavyzdžiui, kaip pradėjau ir mano pradžia, man atrodo, buvo kokiais, galvoju, 2000 turbūt kokie 9 ar 8 metai, aš neatsimenu. Aš tiesiog, jeigu neklystu, susiradau kažkokiu būdu ar Autokar, ar kažkurį žurnalą ir pasidomėjau, ar galima kažkaip rašyti straipsnius ar kažką tokio. Ir va taip ir prasidėjo per vertimus. Taip. Ar tai buvo per draugus ar kažkaip.
Bet žodžiu, reikia paieškoti, kas jūs domintų, jeigu domina tiesiog rašyti tekstus, ar kalbėti, ar, žinai, kitam galbūt žmogui iš vis nebūtina turinio kurt, jam tiesiog smagu kalbėtis apie automobilius, tai ką tada nuvarai į automobilistų mytus ir pasikalbi, nes tai yra žiauriai faina. Taip. Visi tom pačiom emocijom gyvena ir tais pačiais pomėgiais. Bet esmė, kur yra tie momentai, kad reikia rasti formą, kuri tau patinka Taip, taip. ir tiesiog nuosekliai daryti. Nelaukiant, Ir- kad ten šausi į viršų, bus žvaigždė, naujas Clarksonas ar dar kažkas. Ir Tiesiog. aš galvoju, aš irgi teisingai nuo vertimų pradėjau, ieškau kiekvienos galimybės, bet galvoju dar koks skausmo taškas gali būti, ką aš visada jausdavau ir per galvą verčiaus, kad jį išspręsčiau, tai kur gauti tų automobilių, apie kuriuos kalbėti. Nes man labiausiai norėjos vairuoti, žinai. Nu ir tam, kad vairuočiau, turiu kažką daryti. Tai klausinčio, atsiprašau, vardą pamiršau, man tai būna Tuoj pasakysiu, Algis. Algė. Tai Algis dirba su naujais automobiliais, tai reiškia, jis jau turi Jie visą labai gerą bazę. parką. Bet ar jis pradėt. nėra biased? Žinai, va čia yra Bet toks momentas. gerai, tai mes išspręskim šitą challenge, ne? Nes aš galvoju, ką gali tuos, su kuriais dirbi, bet, nu, kuo mažiau biased, tarkim, Nu, būtų. taip. Gali pasimti City Sparką Boltą Visiškai. ir Labai ramiai apžvelginėti. gali Tu, apžvelginėti. žinai, valanda ten kažkeliolika eurų ar kažkiek kainuos. Taip. Krūva variantų dabar kaip Svarbu gauti, nedaryti ne? nesąmonių, tokių kaip ten buvo, kur išbandinėjo aplinkelėje Max kiek traukia. Ne, nu, galų ir gale panašiai, yra, panašiai, yra kad žinai, elgsis autopliuose adekvačiai. žmonės nuomoja savo automobilius ir Taip. tu gali Taip. išsinuomot kažką. Ir taip, ta kainuos 5 eurų tai dienai ar Jo. tom keliom valandom, bet tu gausi įrankį, kuris tau ir sukurs, padės sukurti tą turinį, nes O nepabandęs neparašysi. O žinai. dar galiu tokios žurnalistinės virtuvės trupučiuką išduoti, kad jūsų visą laiką sulaukia peržiūrų taip toliau naudoti automobiliai, nenauji. Nes jeigu įimi naujienų portalą ir tarkim yra naujo automobilio apžvalga, jinai yra kokius 10-20 kartų prasčiau skaitoma žiūrima negu naudoto automobilio apžvalga. Ir jeigu tu sugebi pasimti kažkokį masiškai, tarkim, perkamą, naudotą, populiaresnį, senstelėjusį modelį ir papasakoti apie jo pliusus, minusus, taip toliau, tai aš įsivaizduoju, kad net kokį sėkmingą TikToką galima užkurti ir Ta labai pati va, sėkmingai iš to kosmosą gyventi. tavo apžvelgti būtų daug Jo. sėkmingiau nei bet kurį naują suvą. Ir ta apžvalga būtų aktuali tiems, kurie renkasi būtent, nu tokį Ir jinai pigesnį ilgiau automobilį ir jinai Jo. grojanti. ir Nes visa tu jau kita. turi silpnas vietas tos mašinos, jau gali pakalbėti servise ypatingai jeigu žmogus va, dirba ir parduoda naujus automobilius, tai jis turi servisą už savęs, kur gali pakalbėti apie visokius minusus. Tai aš manyčiau, kad čia yra tikresnis kelias ir gal net didesnė niša, nes tokių naujų apžvalgininkų tai šiaip netrūksta ir aš įsivaizduoju, kad jeigu, pavyzdžiui, norėtum įsidarbinti į naujienų portalą, nu, tu sunkiai dabar rastum laisvą darbo vietą. Jeigu taip, Ir taip. dar pakalbėkime apie tai, kad naujienų portale automobilio apžvalgos sudarys 5%. dar. Ne, čia daugiau, Čia manau, kad hobiai, idėjinio jo. reikia variklio, ta prasme, savo blogą pasileisti su kokiu WordPressu ar kažkuo, ar su fiksais. Nu, Facebook'e dėti, žinai. Facebook'e daug kur. dėti. savo Šiais apžvalgas. virtualaus turinio, šiais virtualaus greitai vartojimo vertikalaus turinio laikais aš siūlyčiau tiesiog TikTok. Ir tiek. Ir aš taip dariau, visai fainai. eina, ir galvoju, Užsidėti jo. subtitrus anglų kalba, kalbėti, pavyzdžiui, lietuviškai arba atvirkščiai, jeigu Yra gali lietu- angliškai ai. labai. Arba, žinai, yra AI, kur labai sėkmingai tave sudubliuoja. Lietuviškai uždeda dabar. Nu, žodžiu, tai viską, ką nori, gali pasidaryti. Tai manau, Laukia kad... naujo TikTokerio. Jo, manau, Na, kad būtinai. atsakėme į šitą klausimą ir klausykit. Dar šito epizodo pabaigai, nes mes jau čia matau ilgiau negu valandą sukamės, gavom vieną labai įdomią žinutę į inboxą Overdrive'o savo Instagrame nuo Pakruoja Žieds. Mūsų mylimi draugai. Žodžiu, jas Augustas su Pavelu planuoja daryti Pakruoja Žieds / bucket list suvažiavimą. Ir sako, gal prisijungtumėt. Ir aš manau, kad pasiekit mūsų tuos socialinius tinklus ir Pasižiūrėsim, kas manau, iš to kad bus. mes visai pakolebinsim, nes tiek Gal ir Pakruoja Žieds, prisijungsiu. tiek bucket list yra mūsų draugai. Ir su draugais ką reikia daryti? Draugauti, Švęst. palaikyti, švęsti. Vasarį. Tai kažkokį tokį išvažiavimą, pravažiavimą, cars and coffee stiliukų, pabendravimą Nes daug kalbam, reikia ir padaryti. būtų smagu, vasara baigėsi, norėtųsi kažkaip tai tą pabaigą ir pažymėti, ar ne? Nesakyk, kad vasara baig. Aš nebraukau. Kad jinai neprasidėjo, jūs tai. Nesakyk ir šitą. Aš laukiu rugsėjo nuoširdžiai, žinau. Aha. Aš pirmą kartą šiemet maudžiausi, turbūt Liepos pabaigoje, vidury.
Kažkas tokio. Vis tiek gerai kvėpi, žinok, Beje, nepaisant. Ne, nu ta prasme, kam reikėtų suprato. Žinot, ką dabar veiksiu, beje? Damn you. Maudytis. Vasar varysiu prie jūros su Renault 4. O, elektriniu. elektrinė. Taip, ir Renault labai gerai rodo, koks range'as liko mieste ir greitkelyje. Nice. Tai su 100% baterijos 220 km greitkelyje. Tai dabar yra 5. Ai, tu iškart ir važiuoji. Dabar varysiu, nu dar iki namų susikrauti. Aš savo viską. pirmas Tai elektromobilių tik lenktynės turėsiu prisimenu, iššūkį. tai. Išstosiu 2 kartus, man atrodo. Man atrodo, žinai, čia tas automobilis visai linksmas, jis taip atrodo linksmai, ne? Taip. Šiaip žiauriai. Bet yra Gerai. daug automobilių, kurie yra neįdomus ir nuobodus ir visą kitą. Ir aš, pavyzdžiui, kiekvieną kartą važiuodamas su kažkokiu nuobodžiu automobiliu, aš vis tiek susigalvoju savo challenge. Pavyzdžiui, pasiemi iš CTB ar iš Bolto ten kokį nors Toyota Yaris Cross? Yarisas ar kažkas. Jaris, Jie sakė, krosas. kelionės pabaigoje rašo skorą, Aha. koks yra tavo eco driving score. Viskas, aš turiu challenge, Taip. aš noriu taip gerai važiuoti, kad jis 9 parodytų arba 100. Taip. Ir tu stengiasi, ir tu planuoji, ir tu naudoji tuos braking modus ir visa kita. Ir Žiauriai tai gerai. yra, žinai, tai yra geriausia, ką su tokiu automobiliu tu gali veikti. Nes visa kita yra Eik tu savo, šūdas. nes aš esu gavusi tik tai keliasik žinutės, kad važiuojate per greitai ir jeigu dar tai važinėsite, pribosim teisę naudoti. Ne, bet tu gavai žinutę iš Bolto, o čia pats automobilis komunikuoja tau. Ai, bet dabar Bet programėlė, žinai, dabar kokia Bolto mano yra- programėlė duoda skorą. Rimtai. Taip, Aš taip, nežinojau, taip. tai- Dabar Unlockintas ir paskui naujas. sako, kad jeigu tavo skoras bus geras, gausi kažkokių tai nuolaidų tenai. Tai va šitas dabar fainiai motyvuoja. Mane papirktų McDonald's jau čia. Nice, Gerai, aš labai nice, alkana, jo. tai čia tik dėl to. Tai Tai ką, va. tai einam valgyti? Tu prie jūros O aš valgysi. varau- Aš, Ilgai. Justas jau turbūt bus pusę kelio nuvažiavęs, kol aš sušildysiu savo Amerioko motorą. Ne, pusę kelio aš nebus. Nenuvertink. Lietai Okay. šyla kaltiena. Okay. O aš tiesiog tikiuosi, kad būsi namuose su savo kibiriuku. Čia draugai, iki rytoj mūsų Instagramo. Iki. Jo, balsuok.